Šiandien matysite priklausoma nuo filmavimo. pieštukus, lūpdažiukus. Ta prasme, kokia Velykų instaliacija pas mus. Gaminsim tortą Velykoms. Aš galiu kaip Ramzas šaukt ant austėjos viską dabar. Jaučiuos atsigavusi. Ką reiškia makiažas? Žodžiu, moteris mane supras, nėra to, ko nepataisytų makiažas. O dažniausiai tai makiažas pataiso visą jūsų dieną. Ir tikrai toli gražu nenoriu pasakyti, kad natūralu nėra gražu. Jūs žinot, ką reiškia, kai pasidažot arba kai jums padaro kas nors makiažą, pavyzdžiui, profesionalų. Jūs žinot, tiesiog tai jausmą. Nesuvaidinsi tų gerų emocijų. Jeigu padeda makiažas, tai padeda. Žodžiu, matom, kad šiandien su plaukais man tokia diena įdomesnė. Žodžiu, man tokia šukuosena šiandien bus ir tiek. Tai noriu pasakyti, kad makiažas yra labai faina, man labai patinka pasiryškinti savo bruožus, gal kažką pabrėžti, padidinti, kažką pasiaurinti, pamodeliuoti, bet natūraliai tiesiog skaičiai spindi oda, jinai sveika yra, šiek tiek pablizgintos tiesiog lūpos. Kartais užtenka ir to, kad tiesiog natūraliai iš savęs spindėti. Tai yra lygiai tiek pat gražu ir kartais užtenka tiesiog vieno kažkokio tai lūpų sudrėkinimo, veido patepimo kremo. Ir kai jūs esate iš savęs spindinti, tai kartais nereikia ir tų potėpių tiek daug. Man gražu tiek natūralumas, tiek ir makiažas, tiesiog du labai skirtingi vaibai. Natūralu man tai iš vis yra maks vasara, kai mes esame tokios jau saulės pabučiuotos. Aišku, labai gerbiu visas, kurios nedegina veido odos. Aš labai jūs gerbiu, kad jūs taip tikrai stengiatės kaip įmanoma išvengti galbūt per ankstaus senėjimo požymių, bet asmeniškai aš labai mėgstu degintis ne tik kūną, bet ir veidą. Man tos mažos razdanėlės, kurios atsiranda ir šiaip, man labai miela, man labai gražu tas tokį šokoladinį atspalvį įgavęs kūnas. Ar pastepi kokiais aliejais, drėkinančiais kremais, toks visas blizgantis, susimeti blizgą, tiesiog šiek tiek gali lūpas apsivesti, jeigu nori, bet šiaip tikrai tiesiog blizgis, lengvai galbūt tušas, o kartais ir jo nereikia. Antakius pasišukuoji ir eini visą tiesiog graži. Tai vasara man natūralumo vaibas. Visai kitaip nei žiemą, nes žiemą atrodo ir taip jau viskas balta, taip niūru. Va žiemą, man atrodo, makiažas labiau toks reikalingas dalykas, nes visgi tos saulytės mažai. Pas pačius gal ne tiek to vidinio spindesio, kaip pas mus dangus, kaip cepelinas pusę metų būna, tai va tada, man atrodo, pats gazas makiažintis, naudoti pieštukus, lūpdažiukus, kontūriukus daryti savo ant veido ir būt pabučiuotam kaip braškiam, nesvarbu, kad žiema. Motivational speech is over. Varau tvarkytis, tokia graži. Į kavinukę, nebe tiek daug čia man iki sporto liko. Pasėdėsiu, pasimontuosiu, žodžiu. Vlogą pagaliau galėsiu montuoti, žodžiu. Labai esu excited. Parodysiu dabar, praeisim pro showroomą, kurį užsidarėm, kur pasakojau moteriškų drabužių parduotuvę, kur turėjom. Tai va, žodžiu, čia yra senamiestis ir oranžinis logotipas. Tai va, čia buvo mūsų showroomas. Mes jau visiškai pridavėm, atidavėm raktus. Tušti vitrininiai langai matosi. Buvo labai gražios patalpos. Vis dar yra, nežinau, ar jau užnamavo kažkam. Ir visiškai šalia čia yra kavamanija. Eidom kavos, ta prasme, kasdieną čia tiesiog. Dabar einu padirbėti. Sakysiu, kaip visada, savo firminį flat white su avižų pienu. Sveikatą. Tai va, matom, čia Doviliukas daro mano mylimą flat white su kiškučiu išpieštu ir aš sėdu montuoti. Tai iš tikrųjų buvo smagu labai pasibandyti pirmą kartą montuoti per kompą su CapCut programėlę, nes visada dariau tai su telefonu. Taip jau gavos, kad taip mane darbas tiesiog lydino ir visada reikėjo to greičio, tiesiog susifilmuoju su telefu, sėdžiu ir montuoju iš karto per jį. Tai čia matom, kaip visą tai mokaus daryti tiesiog per kompo programą. Šiaip galiu pasakyti, užtruko įvaldyti, bet tikrai 100 kartų yra paprasčiau dirbti per kompą su CapCutu negu per telefoną. Tai žinokite, jeigu ką.
Ta prasme, kokia Velykų instaliacija pas mus Kėdainiuose. Čia yra belia koks didelis tiesiog Velykų kiaušinis. Jį neša paukštis, o čia kokių gražiausių verbų pripinta, ta prasme, pilna aikštė. Kaip gražu, kaip fainai, kaip gražiai pasipuošia Kėdainių Velykutėms. Na ką, mūsų vlogiukas, žinot, iš kokios dienos šiandien? Pasiruošimo Velyko. Rytoj jau turim Velykas. Aš atėjus iš namų nusipirkau šaltos kavos ir žygiuoju dabar iki senelį. Tenai dažysim kiaušinius, ruošim baltą mišrainę, o paskui vakare su sese pas mus gaminsim tortą Velykoms. Labai fainą, kai jau tokį susiradom. Palinkėsiu jums stiprių kiaušinių, nors vlogas bus išėjęs gerokai po Velykų. Ai. Pačioj pradžioj kažkaip čia sunkiai pagal datas kažkokias grafikus suspėt. Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, o patys būsite išvaryti laukan ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje, kurie bus paskutiniai. Wow. Girdėjote Dievo žodį. Dėkojame Dievui. Pasiruošimas Velykoms. Tai vlogą įdėsim gerai. Einame rinkti žolyčių kiaušinių dažymui. Mes renkam žolytės. Aš kaip Katy Perry kosmose su gėlyte dabar filmuojas. Life is beautiful. You are love. O skabliniai dar kaip romantiškai. Tai va, mes nusprendėm, vienus metus varėm į mišką, praeitais metais sesė sakė, gatvės gale ten pievoje ieškoti pakalnę žolelio, o dabar žolelės tik iš mūsų kiemo, tai būtų kiaušiniai dažyti tik mūsų kiemo žolelėm. Visai tema gal, ne? Žolelės. O, geras į krapą panašu. Skiniai tokius, kuri krapą panašu? Čia kaip širdelė. Širdis. Čia kažkas mano telefoną. Blendinsim šaltas mėlynės. Dažysim su mėlynėm kiaušinius, ne? 2 hours later. Juokauju, praėjo gal kokios 7 minutės. Pėdkelnių dažymo unpackingas. Oi, kogytė. Kaip tu čia taip užtikavai? Rašė Gabrielė, kad šuo sugedo. Savo. Draugiškas, sako, aš jį palaidą laikau. Pėdkelnių spalvų. Labai geras, 20 dienų, permatomas, turi būti būtinai kūno spalvos, ne juodos. Neapsigaukit. Laivų perkam, tik tai 10 eurų už porą. Kiaušinių dažymo kavytė. Mi amore, mi amore, espresso macchiato, por favore. Tai to, Zuosim, kadangi bet vis tiek. Einem paslyva. Uždės lyvos. Pasižiūrėkit, kokie žiedai, šiaip jie labai dideli. taip, labai gražiai. Geras. Ką sakėjai apie šitus žiedus ir apie medžius? Gražiai labai. Nu, prieš tai ten biškį kalbėjai. Kad iš tolo tai kaip sužydėjus magnolija. O dar? Pasakuros. Nežinau, nu, kaip gražu man, tai tas va lietuviška tas slyva, tai žymiai gražiau už tas visas atvežtas sakuras. Taip. Kas paruas. Balta mišrainu. Kokia daina yra apie Velykas? Velykų rytą. Taip, margučiai rytas. Nice, kas čia dainuoja Telebimba? Geras, kokia graži iš tikrųjų dainelė. Galėsim pasileisti rytoj prie mišių. Ir atėjo vakaras, kada gaminome citrininę tartą. Nerealiai skanę. Grinai kaip kepti tokie karameliniai, kaip biskofas kvepia grinai.
bus labai smagu spausti citrinos sulys. Aš galėsiu paspausti, jeigu tau nepatinka. Nežinau, žiūrėk, man tai atrodo, kad čia jau legit. Imu kiaušinius, eisiu ruošti 5 kiaušinių. Citrinos. Manau, jo. Reikės kepti 80 minučių, kol vos paruduoja viršutiniai kraštai. Fails nori filmuoti, ne? Kaip manai, čia tema taip daryti? Nu, gali ir tema visai. Nes kraštelis tai didėja. Tipo, kad jis nebūtų per plonas. O taip ir yra, kaip pagal Reelsą gamini, reikia įsijungti normaliai 20-30 minučių. Kulinarinį šou, step by step, kur rodo viską iš lėto, iš eilės. Normaliai paaiškina. Žiūrėk, bet dabar gal tikrai didesnė vadė. Ateinam? Vis nebetolė. O gražiausia. Squeeze that lemon. Aldas kažkoks ramus, kaip neateina čia zirst. Aldai, kur tu esi? Kodėl neateini pas mus į virtuvę? Kui. Eik, tu traukės gerai. Perkepėm. Jo. Aš nežiūrėsiu ten. Bet ne, nėra baisu. Žiūrėkit. Neturėjo tai būti, sudeginom biškai per ilgai perkepėm. Bet šiaip tai atrodo skaniai. Nieko tokio, bet esmė tame, kad dar dėsis su kitų sluoksniu kepti. Va čia per vidurį viską suok, bet labai jau krašteliai. Bet kai ant viršaus dėsim tą sluoksnį, tai tada tas vidurys netaip keps. Svarbiausia dabar apipjausit kraštus, kad jie dar nekeptų daugiau. Viskas. Kaip sūris atrodo. O! Super! Kolo. Ir kaip kvepia. Susislaksniavo, realybėj dar gražiau atrodo susislaksniavimas. Kokia karamelinė, apelsininė. Makijato. Espresso. Makijato, por favor. Taip paspausi ir suk. Velykų rytą. Filmuojasi. Priklauso mano filmavimo. Aš kuriu vlogą, baba. Ką tu darysi su juo? Į internetą kelia, kad žmonės žiūrėtų. Taigi žmonės iš to uždirba. Tai jau tai kaip uždirbti, jeigu nedaryti. Tau jie mokėtų. Tai už reklamą, jeigu daug peržiūrų, pavyzdžiui, sūriam, kur brandai kreipias, pavyzdžiui, dirbti su tavim, moka tau pinigus, kad tu jų prekę parodytum. Nusisitė, einam. Čia yra sudėta amforos užtepėlė, tapamas sūris. Ir dabar cukraus pudras bus 2 šaukštai. Ir tada pilsim grietinėlės persikelti. Nu, žodžiu, dabar tai viską plaks. 1, 2, ir dar biškį. Wow! Ir babytė labai pasipuošus. Plauna indus. Čia mes sėdam prie stalo visi, babytė pašventino vandenį, nes šventinto iš bažnyčios jau nebegavom. Pasifotkinom, pasifilmavom ir tiesiog mėgavomės maistu, gera kompanija. Atrodo, kad kambarį junginėja šviesa kažkas, bet čia iš tikrųjų saulė užstoja debesis ir vėl nebeužstoja. Važiuojam toliau. Coffee time! Sakiau, kad Gedimino gatvėj už. Nu, papazuosit? Nekene, gražiausia mūsų. Tai neskambinsit? Aišku, vėl apgau. Jau bėga. Šitas tai labai... Su širdutė nieks neridena. Vis yra tobulinama žaidimo aikštelė. Kiaušinių ridenimas ant maksimumo. Aš vadinu ją kiaušinio rosa 2.0. Va tai va varysim. Kas laimės milijoną? Žiūrėkit, kas čia vyksta. Nepadarys nelygumų.
Nu čia jau visas kiaušinio ridenimo takas padarytas. Čia aikštynas. O tą dar dedam malką po jo. Bus daugiau pagreičio. Išlyginkim ledą. Pažiūrim. Oho! Wow! Dabar gerai. Gerai, pabandom be malkas. Čia nuomonė. Kaimyno šašlai kvepia. O ką dabar jame daryt? Aš šitą ir norėjau. Ai, tu ne. 6 yra, mes 4. Man rožė nudavė. Tada dar sveika, Aldai, tau. Jeigu dar sveikas. 3 turim turėti kiaušinį. Po 3? Tai duokit man va šitą dar. O tuos padėkim ant rezervo. Į batukus įdėkit. Į batukus. Tai batukuose sveiki. Pas tave ta širdelė, tu tai ją labai Oi. Pradeda. Vienas. Ir nemeskit, va taip, va teguoji. Laukit, išlyginam dabar. Jeigu po kažkurio neišlyginsit, tai bus nelygios teisės. Davai varykit. Ar jinai neparideno? Wow. Taip tau reikia. Nu. O ryte? Tai visai negalima nei biškį stumtelt. Ne. Bambina. Nu, čia jau žinokit, tiesiog negalėjau neįdėti. Aldas kaip visiškai profesionalo videografo ranką turintis prifilmavo visokiausių dengimų man, gyvūnėlių, paukštelių, bitučių, visko iš eilės. Tai tikrai turėjau kelt būtinai šitą dalyką ir žinoma, kaip ir tai, kaip jisai tiesiog pats supasi ant supinių žavingai. Linkėjimai, Aldai. O ko jinai ten darė? Telefonė pimpalioja. Jėzau, ir ateinu. Kompanija. Kodėl tu viena būna? Kur tau pilvuko? Pilvuko reikia pavažiuoti. Nu, paskutinis ratas. Jeigu ryte laimės, tai paskutinis, bet reikia dabar, kad nelaimėtų. Ai, eik, kiaušinių rinktis. Paraldas. And the winner is Inga Dambrauskė, numeris 2. Aš galiu kaip Ramzas šaukti ant austėjos viską dabar. Labai džiugiuosi, kad įsitraukiau tada į gamybą. Jau kritinę klaidą mačiau vieną. Ramzas skaičiuoja sekundės. Tai aš kaip suprantu, aš dabar atsakomybę visiškai pilną prisiemu, ar ne? Mes tikim tavim. Aldas administruoja tavo darbą. Jisai čia jau antras bandymas, mama, jau dabar geriau būtų viskas gerai. Tikiuosi nedvyko. Ne, 9. Klausinai. Einam pažiūrėsim, kaip mama indus plauna. Šitiek nedaug. Čia nėra skystimo. Ne, nėra. Tai jau viskas gerai. Ačiū jums visiems už palaikymą. Turim patvirtinimą. Ramzi, ką pasakysite iš mikrofono. O, mama, trasa. Tiesiog Man buvo taip, kremo ir tada kronikos. patapo jau sviestas. Ai, tai tada ne. Tam recepte irgi buvo tokia, visai. Nu, taigi, viskas yra liuks, aš tai tikiu, kad jau mums pavyko, žinokit. Taip, dėdukai? Ne. Nesakė jisai. Kodėl tu sakai ne? Tai trumpai noriu supažindinti su situacija, kad prieš tai, kai pirmą kartą Išsileis grietinėlę mum, kol tu filmuosis. Žodžiu, pirmą kartą plakėm ir gavus sviestas, nes perplakėm, dabar turėjom plakti iš naujo ir tikimės, kad gavus gerai. Dabar gavus beveik sviestas. Dabar mes nedėjom tepamo sūrio ir darėm tik su grietinėlė. Man tai, žinok, atrodo, yra daug geriau. Laikai? Tai pasidaryk, kaip tau patogiau, žinai. Oi, kokia gera šaunuolė, labai gerai padarai. Čia ir tos citrinos žavelės būtų nais. Kokio skanumo gavosi, žinokit, tas vidurinis sluoksnis yra toks citrininis, labai geras, grietinėlė ant viršaus labai skaniai ir tas krekerio traškus pagrindas. Tiesiog absoliučiai labai skaniai pavykęs mūsų desertas Velykų. Nuostabus receptas, tikrai. A few hours later.
Vakare grįžom pas mus ir sesuo parodė savo naujieną, hobį naują, kur tiesiog eina mokosi groti su pultu, didžėjauti, miksuoti gabalus, daryti perėjimus. Žodžiu, ten toks mokslas aš net negalvoju iš tikrųjų, bet jinai turi labai labai gerą muzikos skonį ir tiesiog čia dar šitą vakarą mes tyliai klausėm muzikos, nes jau buvo daug valandų, bet kitą dieną jinai mums pakūrė tokį vakarėlį pas tėtį, kad žodžiu, žinokit, Max gerai varo mano sesuo. Ir išaušo antroji Velykų diena, kada ryte mes varom visi pas mamą papusryčiauti, čia su ja atsisveikinam ir sėdam į mašinas, važiuojam pas tėtį. Jis gyvena šiek tiek už mūsų miesto, tai yra kelio pavažiuoti, bet šiaip labai neprailgsta, tai va, čia šiek tiek aišku pauzinga kamera, važiuojam, klausom muzikos, jau nusiteikinėjom tiesiog geram pasišokimui, susitiksim dar ir su giminėm pas tėtį, tai žodžiu, važiuojam. Nu, pamajojam visi dabar. Mano mamos. Labai pasisekė tą dieną, kad buvo ne tik, kad šilta, bet dar ir vėjas buvo tikrai palyginus mažas, tai galėjom pasižaisti badmintoną, ką labai labai mėgstam. Vaikai nori. Šilta šiaip man. Taip, čia bus reivo, o kaip reivas be kniukų. Pirmas ar veikia? Čia preparationas, pasirašymas vyksta. Veikia? Tai jau ateitybiškai dar instrumentų brink prie to pačio, bet dabar jo paskui geriau. Mes čia uždėsim muziką montaže. Nori švaraus ir tu čia viską darai. Tu jau pradedi koncertuoti. Macho. Mamarracho. Que digas, oh, este macho, mamarracho. They will be waiting for you when you start doing things you love. Life is Ir čia, kas mane pažįsta, tai tiesiog dabar galite maždaug primesti, iš kur šitie yra genai meilė šokiui, judesiui pagal muziką, tai tiesiog štai mano tėvelis. myliu. Na ir čia ta proga, kad sesė jau buvo į pabaigą groti savo setą, tai pagal paskutinę dainą jau normaliai apsitaškėme, uždarėm vakarėlį, nu pasakykit. Gerai judama, ne? Panašus, man atrodo, visai būda. Toliau turėjom ir kitų talentų, tai mažąją Viltytę mūsų, kuri, aišku, irgi nenorėjo praleisti progą šiek tiek padainuoti prie mikrofono, tai buvo visos Kunigundos, Remis Retro ir taip toliau įtraukta iš tą repertuarą, tikrai labai labai smagiai paklausėm Viltėsi, labai labai miela, faina mergaitė, tai labai fainai praleidom laiką draugė visi ir paskui, aišku, dar ir tėtis norėjo padainuoti, tai tuoj išgirsti šiek tiek vyriško stipraus balso. Nu, va tas va geriau kolonėlė. Gražiau. Oi, seniai, žalių žolalai, pilki kelalai, senoji mano. Rinkai, man jauna mergelai ir neišrinkai. Put my God to the ground. Feel I am knocking on, knocking on. Knock, knock, knock.
žodžiu, po 2 dienų Velykų šventimo jau važiuojame namo, buvom pas tėtį šiandien visas tūsas, kurį matėt, tai, žodžiu, buvo pas tėtį mano. Nu, žodžiu, čia visas dalykas yra, kad mano sesė pradėjo mokytis groti. DJ dalykų visų su pultais ir panašiai ir yra taip exciting ir aš tokia esu, kur aš negaliu, jeigu muzika groja, aš būtinai turiu šokti ir aš atsišokau tiek. Ta prasme, čia be jokio alkoholio, be nieko, ta prasme, nereikia net šitų dalykų, kai yra gera kompanija, toks geras oras ir muzika. Ir tokia gera muzika. Aš labai džiaugiuosi, kad mano sesuo turi tokį gerą skonį muzikai. Ta prasme, viskas taip gražiai, visi perėjimai, jinai taip matosi, kad jai taip patinka, jinai taip stengiasi ir toks, nu, matos, kai žmogus su meilė daro ir kad jai tikrai įdomu, tai, nu, nerealiai praleidom laiką, bet aš jaučiuosi kaip po 2 dienų festivalį, realiai. Geras festivalis buvo, ne? Tai mes po festivalio važiavom namo. Gelvos festivalis, ar kaip pavadinai? Dar nevadinau. Velykų brūkšnelis Gelvos. Galit komentuoti, laikinti ir išrinksim festivalio pavadinimą. Taip, galit siūlyti festivalio pavadinimus ir mes tada paskelbsim kitam epizode, kokį išrinkom šitam festivaliui.